už lango siaučiant audrai, negaliu eiti kaip įprastai į mišką. Ir nusprendžiau daugiau dėmesio skirti kristalams. Čia pas mane studijoje Sakralus garsas yra ir kristalų pardavimas, ne tik kristalų terapija. Kaip jūs galėtumėt patys išnaudoti kristalus, kad gydyti save? Pirmiausia, tai ką gali kristalai? Kristalai gali transformuoti jūsų energiją, energetinį lauką, tai yra keisti energetinės vibracijas. Kristalai gali energiją raminti arba atvirkščiai ją aktyvinti, kurios trūksta. Taip pat kristalai gali valyti, darant teigiamą poveikį mūsų sąmonei, mūsų energetikai. Mes galim pasveikti nuo ligų, nuo įvairių sutrikimų, nuo blogų būsenų. Tai šiandien aš jums pristatysiu violetinius kristalus. Violetinė šviesa tai yra 7 čakros, kuri yra atsakinga ryšyje, mūsų sąmonės ryšyje su aukštesne sąmonė, su šviesos ir meilės šaltiniu. Ir būtent violetinė šviesa puikiai transformuoja, pakelia energetinės vibracijas bei taip pat gana stipriai valo užterštą energetiką. Į šią grupę įeina ametistas, taip pat kai kurie opalai. Pas mane galima nusipirkti ir fluoritą, taip pat yra violetinių kalcitų. Bet, sakyčiau, pats stipriausias savo poveikiu tai yra ametistas. Valanti ir energetinių vibracijų kelianti poveikį taip pat turi ir balti arba krištoliniai kristalai. Tai būtų selenitas, kalnų krištolas, įvairūs balti kvarcai, gerasol kvarcas. Kaip jais naudotis? Geriausia tai daryti gulomis, užsimerkus, užsidėti norimus kristalus ant aktyvių energetinių taškų. Ar tai būtų ant pilvo po bambą, žemiau bambos, ar virš bambos, gali būti širdies srityje, skydliaukės srityje, arba ant kaktos tarp antakių. Meditacinės muzikos fone, arba dar geriau rytyje gydančios muzikos fone, tiesiog pamedituoti, pagulėti kiek norisi. Kristalai savo poveikį atliks. Kristalų ir mano patarimų galite gauti Alytuje, studijoje Sakralus garsas. Esate visada laukiami ir su džiaugsmu esu pasiruošus dalinti savo žiniomis.